Moteris patiriančias akušerinės komplikacijas, avaliniai persileidimai, nepalanki nėštumo eiga. Taigi tos moteris turbūt irgi taip pat turėtų būti tiriamos. Taip, o iš vaikų pusės, jeigu kalbėti apie kitą pusę, trombozės, irgi labai svarbu žinoti, kad vis tik medicinos progresas yra toks didelis ir trombozės patiria ir vaikai. Kodėl? Nes mes esame labai progresyvūs ir galime pagydyti vaikus, kuriems vėliau gali išsivystyti trombozė kaip komplikacija. Taip, miokardo infarktas, insultas jauname amžiuje, tai neturėtų būti laikoma norma, jeigu nėra kitų nepriklausomų rizikos veiksnių. Todėl labai kviečiama tuos pacientus išsitirti, išsiaiškinti rizikos veiksnius ir perspėti, kad tokių įvykių nebūtų. Ir laiku gauti pagalbą, kuri priklauso ir sužinoti apie ligą ir būti gydomiems.